Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė savo mokiniams: bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringo jūros šniokštimo. Žmonės eis iš proto bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys žmogaus sūnų ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės, kasdienių rūpesčių, kad toj diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai jį užgrius visus žemės gyventojus, todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Kągi, sveikinu visus pirmąjį Advento sekmadienį. Šiandien pradedame didįjį laukimą. Laukimą, kuris taip gražiai išsiskleis ir savo kulminaciją turės Kalėdų šventėje. O šios dienos skaitiniai atrodo nėra susiję arba bent jau ne ką turi panašaus su tuo džiugiu, pakiliu laukimu, su kuriuo turėtų asocijuotis pats Adventas. Šiandien girdime apie būsimus baisius dalykus, kurie kausto žmogaus protą ir širdį, baiminasi laukdama viešpaties. Ir iš tiesų, daugelis kartų jau gyveno ir žvelgė į savo įvykius ir manė, kad tai yra paskutinieji laikai, kad visiškai netrukus ateis viešpats. Šiandien taip pat, matydami, kas dedasi pasaulyje, matydami tą teroro antplūdį, galime kalbėti apie paskutiniuosius, atrodo, laikus. Bet paskutiniai laikai prasidėjo nuo tada, kada Jėzus pasitraukė. Kiek jie truks, niekas nežino. Mėnesį, savaitę, metus ar milijonus metų – tai nesmė. Esmė yra mano gyvenimo paskutiniai laikai. Tai, kaip aš laukiu. Tai, kaip yra mano širdis pasiruošusi. Jeigu dar nepastebėjote, šiandien jūs sveikinu ne iš kur kitur, bet iš Jeruzalės miesto. Ir už manęs yra auksiniai vartai. Tokie svarbus žydams, nes jie tik ir laukia, kad pro šiuos vartus įžengs Mesijas. Musulmonams šie vartai tarsi nėra svarbus. Bet jeigu pasižiūrėsite arba tenai nueisite, tai priešais pat vartus yra pasilaidoję ne kas kiti, kaip musulmonai. Dėl visa ko, jeigu vis dėlto žydų Mesijas ateitų ne kas kitas, o būtent jie pirmieji jį galėtų sutikti. Ir šiandien galima būtų užduoti, pradedant Adventą, savo klausimą. O iš tiesų, kaip aš laukiu ir kodėl aš laukiu Mesijo? Kodėl laukiu Kalėdų? Ar todėl, kad iš tiesų tikiu, kad Jėzus Kristus yra mano viešpats, gelbėtojas ir mano gyvybė, todėl jam kasdien skiriu laiką, dėl jo gyvenu, jam visą aukoju. Ar vis dėlto dėl visa ko? Nelabai tikiu ir turiu daug rūpesčių, kaip sako, mano širdis galbūt apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ar kasdienių rūpesčių. Bet dėl visa ko šiek tiek pasiruošiu. O jeigu jis vis dėlto yra? Adventas iš tiesų yra džiugus laukimas. Bet tuo pačiu Adventas primena viešpatį, kuris atskleis visas mūsų nešvarybės. Todėl kviečia mus būti tyrais. Nelaukti, kol jis ateis, bet pasiruošti tam atėjimui. Išgyvenkime kilniai, šviesiai, šventai šį Advento laukimo laiką. Kad ateisios Kalėdos į mūsų širdis tikrai galėtų atnešti didį džiaugsmą. Džiaugsmo mūsų išganytojo, džiaugsmo mūsų viešpaties. Džiaugsmą to, kuris vėliau paaukoja savo gyvybę. Būkite palaiminti, būkite drąsūs ir būkime visi šventi. Kartu su viešpačiu Jėzumi Kristumi, mūsų gelbėtoju. Amen.